mano pedagoginis darbas galbūt neatsirado tuščioje vietoje, nes mūsų giminėjai yra gana nemažas kiekis žmonių, kurie baigė pedagoginės studijas. Kažkurią dieną čia paskaičiavau, turbūt 9 suskaičiavau. Tai va tas pedagoginis genas klajoja po giminę, galbūt ir atvedė mane į šitą darbą, į fizinio ugdymo mokytojo darbą. Nu, nepaleidžiu, vat, kraujo ryšys kažkoks. Tas universalumas, tai aš manyčiau, tikrai parodo mokytojo meistriškumą, jo gebėjimų. Tiesiog kaip traukos centras ta sporto salė mūsų yra. Aš manau, kad tai irgi yra pasiekimas, kad jie savo norų eitų ir sportuotų, užsiiminėtų. Trečia tai vaikai, jie ateina, jie nori, jie emocijos tos jų man įdomios yra visada. Ir kai matai, kad vaikas tobulėja, kad jo fizinis pajėgumas gerėja, kad ta judesių kokybė gerėja, nu tai dar stimulas stengtis ir daryti tų vaikų labui. Tai mokytojas yra labai geras, draugiškas ir pozityvus. Aš atiduodavau visą save treniruotėm ir mokytojas Virginijus Kazlauskas irgi taip pat darydavo. Jis atiduodavo visą savo stiprybę, jėgą, visą laiką atiduodavo kaip mano vartininkai, kad aš tobulėčiau ir, aišku, mano komandai, labai gerai mylimai komandai irgi galėčiau tapti gera vartininkė. Visada po varžybų išvažiuojame su daina, visada būna jo šypsena veiden, kad ir pralaimim, bet visada motyvuoja siekti daugiau, todėl tiek daug ir pasiekėme. Ir kai matai, kad vaikui svarbu tose varžybose dalyvauti, pamokose dalyvauti, tai vat ir tas, kaip čia pasakius, veža tiesiog į priekį.